jūs atėjote į draugai. Ja, aš čia žaidžiu jau, daug kartų, bet aš nedariau jokių video. Aš tiesiog žaidžiau ir va, 83 levelio. Tai va, ir aš dabar noriu jums parodyti, kaip aš žaidžiu Rivals, jo. Tai va, aš žiauriai senai dabar žaidžiau, tai aš nežinau, kaip jums tai pasakyti, kada aš čia žaidžiau, prieš kažkokią 2 mėnesius žaidžiau jo. Tai va, ir aš noriu jums parodyti, kokius aš turiu ginklus. Nu va, turiu šautuvą, turiu šitą va, panašu kaip jis vadinasi, strėlas. Čia šautuvas Diamondas, čia kažkoks snaiperis, nežinau kaip gyvūnams šaudyti. Čia snaiperis tikras, turiu va tokį va pystiką, ir va tokią, ir va tokią, ir va tokią, ir va tokią. Čia beveik kaip toksai stipresnis. O peiliais aš turiu, žinote, aišku, aš jums nesakysiu. Bet jūs patys žinot, čia kaip visi gali pasakyti. Turiu rankos, turiu peilį, turiu dar vieną peilį ir turiu dar vieną peilį. Tvarka čia. O šitą gulką. Prieš davai įsidėkime šitą. Tai va, pažaisime mes Rivals. Tai va, niekada nedariau dar video su Rivals. Tai davai, aš viską atsimenu. Kol kas 1-1 arba 2-2. 2-2. Varom žaisti. Patylinsiu. Nes gali būt, kad jūs negirdit. Aišku. Gali būt, aš nežinau. Tai gerai. Ir aš žiauriai noriu surinkti daug laikų. Pažiūrėkite. Jeigu kažkokia mergaitė pažiūrės šitą video, prašau, galite komentarus parašyti, ar berniukai geresni ant Rivals, ar mergaitės geresnės. Tai va, nes man atrodo, kad berniukai geresni. Nes kodėl tai va, nes jeigu berniukai geresni, tu turi duoti laiką. Jeigu mergaitė bus geresnė, tai žinai, tu vis tiek turėsi duoti man laiką, nes kodėl tu taip manai. Bet iš tikrųjų berniukai geriausi pasaulyje, nes čia pirmiausia nes mergaitės nelabai nori žaisti Rivals, tai va. Bandau taikyti. Palaukite. Čia reikia šitą va paspausti. Netyčia. Man čia automatiškai šaudo, aš nežinau, bet man nepataiko. Tai aš paspaudžiau, kad nebūtų automatiškai. Jo. Čia tikrai pas mane nubas, čia toksai nubas. Jis tik turi šautuvą pistoletą. O, aš irgi tokį turiu, bet čia yra toksai, nežinau, kaip vadinasi. Tiesiog, nes aš esu jau 5. Man mama perka beveik viską. Tai va. Bet aš nežinau, pažiūrėkite, jeigu bus 10 arba 8, 9, 6 laikai, aš būtinai darysiu ir vėl Rivals video. Tai va. Jeigu ne, tai aš dar nedarau visai, aš darysiu kitus dalykus, tai va. Ir aš žiauriai prašau, galite 10 laikų surinkti, nes aš žiauriai noriu, bet man beveik niekas nelaikina. Aš čia kažkokį mėnesį jau darau šitus va. Tai va. O, double killą. Tai žiauriai noriu laiko, aš visai noriu taip laiko. Tu savo kaip nukritau aš. Kur jūs? Okay.
1-2, kol kas 1-2. Gaila, kad mano draugas vienas padarė vieną video ir gavo iš karto 100 laiko, atrodo, aš neatsimenu. Prie kokio čia video. Tikrai aš nežinau. Nes aš čia, ne pirmą kartą, aišku, sakiau, kiek mėnesių aš čia darau. Turiu mažai laikų žiūrai. Ui. Čia pasirodo. Eik tu! Pabėgu, žinau. Jo, jis tenais. Nepataikiau. Eik tu, pataikau, jas. Aš žiauriai greitai spaudžiu tą šautuvą. Aš nežaidžiu ant kompo, nes aš buvau palikęs pas močiutę kompą savo. Tai aš dabar esu namuose, nežinau kada važiuosiu. Važiuosiu į namus. Visai nežinau kada. Bet greitai man taip atrodo. Kad greitai. Bet aš žiauriai dar noriu. Kaip jis pataikė mane? Kaip tu pataikiau aš? Ui. Nesuspėjau paspausti. Šaut. 2-3 kol kas. Gaila, kad nelygios jos, arba aš laimėjau. Žiauriai gaila. Varau ir vėl savo namuką. Gaila, kad ne į vidų, bet tenais nėra beveik vietos. Yra double killas. Aš kartais reaguoju, kad aš krentu, bet aš nekrentu. Ir kartais krentu. Ja. Aš nežinau, kaip bus, jeigu aš pagarsinsiu savo telefoną. Bet žinokite, tada jūs negirdėsite, ką aš šnekėsiu, aš žinau. Tik tais taip, nes čia taip padaryti, jeigu pagarsinsit, niekada kad kažkokį žodį girdėsi, šneka. Bet kartais visiems taip darosi, kad nieko negirdi tiesiog. Visai nieko. Aš žiauriai. Sorry, aš netyčia nusikeikiau. O! Gerai, žinau, kur jis. Tik čia. Eik tu, kaip jūs taip? Ja, laimėjau. Aišku, vienas kažkokį raketmetu daro. Kodėl man čia nieko neveikia? Ok. Davai. Ne. Aš nepabantu, paspaudžiu. Ne, aš išėjau. Ačiū Dievui. Gerai, aš nežinau, ar gerai. Bandom tada 1-1. Taip greičiau. 1-1 darau aš. Jo. Tai va. Žiauriai noriu, kad tu būtų nubas. Nes aš prieš profus biškį moku. Bet aš žiauriai greitai mirštu. Jo. Aleliuja. Gerai, bet dabar aš nežinau. Jeigu pavyks, tai reikės atsiklausti. Jeigu ne, tai ne. Neatėjo. Žinokit. Priekite, aš nusiemu ir palaukite biškį. Aš greitai nueinu į tualetą, o jums čia ištruks tik 1 sekundę. Ir aš grįžau. Ja. Jums čia ištruko tik 1 sekundę, o man biškį,
kažkokias 10 sekundžių. Gerai, varom iš naujo. Varau į tualetą, aš buvau. Tai va. Laukiam. Oi, tu, kas čia per ginklas? Kas čia per ginklas? O, mane teleportuoja. Aš nesupratau, kas čia buvo. Nesupratau, kodėl tenais atrodo, kad čia naujausias ginklas. Arba ne. Aš neatsimenu. Ir jau nėra. Gerai. Va. Yra. Ką? Kas čia ateivių? Va man. Nu, jis pasikeitė. Va. Čia kas čia. Ai, čia iš Robuxus galim pirkti. Iš Robuxus. Žinau, kad čia įmanoma nemokamai gauti. O, atėjo. Okei. Gerai, prašau tą išsirink. Sakau, tą aš tiesiog sproksiu. Va jis. Jis atrodo nieko neims. Jeigu čia buvo. Okei, jis tą išsirinko, prašau. Ne! O kas čia? Tai pasiėmu kitus ginklus. Aš kartais nežinau, kas čia. Pažaidimas tai... Jo. Kartais jėmu kitus ginklus, nes jeigu neimsi, tu mirsi. Jeigu tu imsi tokius pačius, tu mirsi. Daug kartų sakiau, aš tikrai žinau. O, jis iškrito. Tenais. Gerai. Nu, čia atrodo bus easy, nes čia nubas yra. Nubas. Ką jis čia parašė, aš nesupratau. Kažkokią makaliūžę parašė. Gerai, aš atvaru pas jį. Ne, jis atrodo. Jis ateina va čia. Eik tu, aš nieko nematau. Eik čia. Jis greitai išeina kažkur. Gerai, pasiėmu šitą. Šitą žinau, šitą ginklą. Jis nejudi tiesiog. Kodėl jis nejudi? Manimgi šito nereikia. Okei. Čia bus easy. Va taip. Opa! O kas čia nutiko, nežinau. Nesupratau. O, sūris. Čia yra sūris. Čia irgi yra sūris. Jau ką? Kur tas? Aš jį matau. Neimu! Miriau! Kaip? Aš nesupratau, kaip jis mane nužudė. Easy. Tiesiog easy. Jo. Aš noriu dabar vieną taktiką pažiūrėti. Taip veikia, nes vieni youtuberiai darė va taip. Okay. Uik tu! Čia tikrai veikia. Čia tai geras. Bet kur jis įdomu? Tai va jis. Uik tu! Aš beveik miriau. Okay. Laimėjau! Ir aš gavau šitą va ugnį vieną, nes kodėl aš laimėjau žiauriai greitai. Čia reiškia va taip va. Tai va, ir aš jums vieną noriu dalyką pasakyti. Kad aš jau
baigiu šitą dalyką, šitą YouTube. Nes kodėl? Nu, taip nuobodu, taip padaro, bet žiauriai įdomu, taip, bet kartais reikia kitus nudaryti, palisėti. Tai va, ir aš jums vieną dalyką noriu pasakyti. Aš jau baigiu ir dar palaukite. Dar prašau, neišjunkite šitą YouTube. Aš noriu dar jums pasakyti vieną dalyką. Jeigu jūs rinksite 6 laikus, aš darau antrą video. Jo, video antrą. Nes kodėl? Jo, arba jeigu kažkas parašys į komentarus, jeigu, prašau, gali padaryti, antrą kartą ant Rivals ir aš taip padarysiu, bet jeigu dar laiką padėsite. Aš taip iš karto ne. Aš dar noriu, kad duotumėm jūs laiką. Jeigu jūs nenorite, tai aš leidau jums tiesiog nieko, vieniau laiką padėkite kažkas tai. Ir aš darysiu antrą YouTube antrą seriją. Tai va. Ir visiems ate, jeigu jūs norit antrą, tai girdėjote. Paspauskite 6 kartus laikus arba parašykite komentarus. Ir visiems ate.